Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, 69 epizodas, mano vardas Vladimiras, Easy SEO rinkodaros agentūra. Šiandien parinkau temą, kas yra ChatGPT shopping funkcija, bet labiau kalbėsiu ne apie tai, kas tai yra, o kaip jinai veikia ir dėl ko pasirinkau tokią temą šiandien. Pakomentuosiu, kaip veikia, pakomentuosiu rezultatus ir, aišku, nesilaikau, irgi įtraukiu tokį paveiksliuką, arba šiek tiek į pabaigą irgi paminėsiu, kas yra AI, GEO, AI SEO, AEO ir visos kitos naujos modernios paieškos ir kodėl tai yra nauji atspalviai seno gero tradicinio SEO. Gerai, grįžtam prie rezultato. Kai atidariau ChatGPT, pamačiau tokį langą ir jame iš karto buvo SearchGPT Shopping Research funkcija. Suvedžiau, kas yra gražiausias gimtadienio puokštės Vilniuje ir gavau tokį rezultatą. Man jis kaip ir gerai žinomas tas rezultatas, bet prieš tai turiu pasakyti, kad užtruko 3 minutės, dėl to aš gyvai negaliu parodyti, kaip ir nerodysiu. Čia yra pastaba, kiek užtruko sugeneruoti rezultatus. Aš suvedžiau paiešką, kas yra gražiausias gimtadienio puokštės Vilniuje. Man buvo pasiūlyti keli variantai atsakymų ir iš to atsakymo, ką aš pasirinkau, gimtadienio puokštės Vilnius čia sugeneravo ChatGPT, gražus dizainas sugeneravo ChatGPT, bet jis man pasiūlė rinktis pristatymą, pristatymą šiandien, kitą dieną ar bet kada rytoj, bet kokią kitą dieną, kokia turėtų būti puokštė rožės, mišri, dar kažkas kaina. Tai va čia yra rezultatai, kurie buvo pasiūlyti rožės, mišri, pristatymas kitą dieną ir kaina. Ir sugeneravo tokius rezultatus. Čia yra iš karto produkto nuotrauka, produkto aprašymas, traukia iš produkto aprašymo ir pats jau parašo, kad tai yra limitas iki 35 eurų. Kodėl man lengva komentuoti, nes čia yra mūsų projektas ir aš žinau, kaip jis buvo vystomas. Bet aš nustebau, kad čia yra pirmoje vietoje rezultatas šitas, antroje vietoje buvo kitas Pink Ocean gėlės, bet dar trečioje vietoje iš tos pačios kategorijos buvo dar vienas produktas iš Inflowers, rožinis rytas. Ir jeigu taip trumpai pažiūrėti, yra santrauka, dar nustebau, kad yra iš Breezit irgi rezultatas, neprisimenu kuris, čia Inflowers, Juliet Rose, gilių stilius, Inflowers. Čia galima vėliau pažiūrėti. Bet pagalvoju, kad tie rezultatai man yra neblogai žinomi, bet pažiūrim, o kaip atrodo Bing'e rezultatai, jeigu aš paimčiau tokią pat frazę ir suvesčiau į Bing'ą. Tai atradimai yra tokie, kad ChatGPT, čia daug kas jau žino, kad ChatGPT naudoja ir savo vidinę duomenų bazę ir naudoja internetą. Jeigu įdomu, aš galiu apie tai padaryti atskirą, paskui video pabaigoje pasiūlysiu 2 temas, apie ką būtų įdomiau galėsiu paruošti, arba tai bus viena iš temų, kaip veikia ChatGPT, kaip visa logika, kaip jis generuoja rezultatus ir tai gal palengvintų suvokimą, o kaip ten atsidurti tarp tų rezultatų. Bet jeigu trumpai, kaip ir sakiau, pasidalinsiu savo pastabomis, kad pagal tokią pat užklausą buvo sugeneruotas Bing'e beveik identiškas rezultatas. Aišku, ChatGPT ne viską paėmė iš čia, bet mes galim pamatyti, to palyginsime rezultatą, kaip atrodė, štai čia galim paspausti sources ir kas buvo paimta, kur sutampa. Galim pažiūrėti Inflowers, Pink Ocean gėlės, taip, čia yra Breezit, paskui Flower Shop, kokie dar rezultatai buvo pracituoti, Beatričės gėlės, Juliet Rose, pažiūrėm Bing'e. Taip, Inflowers čia pirmoje vietoje, taip, paveiksliukai, Beatričės gėlės, čia gal 4 vieta, Pink Ocean irgi šitą matėm, 6, Flower Shop, kuri čia vieta, 7 ar 8, nepamenu, gintarės gėlės buvo ar ne. Tai bendrai galim pamatyti, kad nemažai rezultatų yra traukiame iš Bing'o rezultatų. Čia vienas irgi iš atsakymų. Aš savo poste, štai čia surašiau savo atradimus, jeigu kas skaito į postą mūsų tinklapyje, tai bus nuoroda į YouTube. Tai dar kartą pakartoju, ChatGPT shopping rezultatai beveik sutampa su Bing paieškos rezultatais, bet kita pastaba mano, kad jeigu tai pažiūrėsim, ką irgi norėjau parodyti, kad Bing'as reitinguoja
kategorija. Čia yra inflowers, puokštės gimtadienį. Jeigu mes atidarysim, čia bus kategorija. O ChatGPT jau traukia rezultatus iš kategorijos. Čia yra ne kategorija atvaizduojama, o konkrečiai produktas iš tos kategorijos. Kategorija yra gimtadienio gėlės. Ir čia puokštė irgi yra iš tos pačios kategorijos. Tai čia yra mano antra pastaba. Ir dar trečia pastaba, kad ChatGPT toliau, kai sugeneruoja rezultatus, traukia aprašymus iš produktų kortelės. Tai mes galim pažiūrėti tą produktų kortelę ir ką pastebėjau, kad yra traukiami dydžiai, kainos, pristatymo terminai ir dar kita informacija. Pavyzdžiui, pažiūrėsim į šitą produktą, paspausim. Štai čia galim pažiūrėti, kad jis ištraukė kainą. Kitame buvo dydžiai rekomenduojami, man atrodo, šitame. Taip, nes jis ištraukė, kaina yra nuo 35 iki 85, taip pat irgi čia parašė, kad priklauso nuo dydžio, čia yra dydžių pasirinkimas, puikiai sekėsi suprasti šiam įrankiui sugeneruoti atsakymus, paėmė kainą, dydžius, paėmė pristatymus, irgi pristatymo informaciją, kur yra parašyta nuo 4 iki 24 valandų ir net įtraukė į aprašymą štai čia. Tai tokios yra mano pastabos, bet dabar jau pasidalinsiu apie tai, ar verta mano akimis dabar žiūrėti ir svajoti apie ChatGPT rezultatus, ar permokėti ir pasiduoti tą reklamą, kur dabar labai daug Facebook'e, daug specialistų, rinkodaros specialistų, SEO specialistų, jūs dar nesat ChatGPT rezultatuose, bla 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 toliau. Apie tai pakomentuosiu. Visi šitie pavadinimai, kur yra IO, GEO, ISEO, DI, SEO ir panašiai, tai yra, mano terminologija yra 50 atspalvių seno gero tradicinio SEO. Visi LLM-ai, Google tame tarpe irgi yra LLM-us, veikia panašių principų, kur jie išnaudoja semantinį SEO ir embeddingus. Google naudoja semantinį SEO ir embeddingus nuo 2015 metų, o visi nauji LLM-ai, Large Language Model, tai yra kalbos modeliai, Perplexity, ChatGPT, Claude ir visi kiti, kurie dabar yra ant bangos, jie naudoja, neseniai šitus metodus, tai yra, jie pradėjo naudoti vėliau nei Google, turbūt tai norėjau pasakyti. Ir dėl to įtraukiau, kad visas dabar dėmesys rinkodaros specialistų į tai, kad ChatGPT sugeneruoja minimaliai srautą, čia irgi iš interneto ištraukiau tokius paveiksliukus, man labai patiko, kažkur Facebook'e radau, Facebook'e ar LinkedIn'e, kad net pats Bingas sugeneruoja daugiau srauto nei ChatGPT, Google'as sugeneruoja, vis dar yra lyderis, sugeneruoja virš 60% ir aš turiu vieną statistiką parodyti. Čia yra iš vieno sėkmingo projekto, kuris tikrai gerai yra matomas ChatGPT paieškoje. Parodysiu, kiek sugeneruoja procentaliai Google'as ir kiek sugeneruoja ChatGPT. Štai čia galim pamatyti, kad Google Organic sugeneruoja 75%. ChatGPT, yra dvi variacijos ChatGPT, sugeneruoja čia be 0,5% ir dar 0,33. Tai nesugeneruoja 1% bendro srauto, nors yra gerai matomas ChatGPT. Tai šitoj vietoj jūs jau patys nuspręsite, ar tikrai verta brangiai, labai brangiai mokėti už tą ChatGPT optimizavimą, ar tiesiog padaryti gerą tradicinį SEO. Ir mano pasiūlymas kitam video, jeigu nori, beje, rekomenduoju irgi peržiūrėti. Čia pačioj pabaigoje bus, labai rekomenduoju pažiūrėti šitą straipsnį, čia bus irgi su video komentarais, kaip Google gali atpažinti ChatGPT ir dirbtinio intelekto parašytą tekstą. Ir kam įdomu, irgi galite pažiūrėti, kaip gauti 10 kartų protingesnius ChatGPT atsakymus. Bet grįžtant prie kitos temos, kam įdomu, čia irgi įdėsiu nuorodą į YouTube, pakomentuokit, kokį video norėtumėt padaryti, kad padaryčiau kitame epizode. Ar tai, kad būtų kaip veikia ChatGPT, parodyti principą, kaip jis sugeneruoja, kaip traukia atsakymus, nors ir iš dalies jau šiandien atskleidžiau nemažai. Ar kitas pasiūlymas, kaip pačiam pasitikrinti, kiek dabar sugeneruoja srauto ChatGPT
jūsų projektui. Lauksiu tada komentarų. Čia komentarai rašomi YouTube, žemiau YouTube video, o nuoroda į video bus štai čia. Tai ką, tada tiek šiam kartui ir visiems gero ir stipraus SEO. Iki.